Sąnaudos turėtų būti kažkas tai apie 4,5-4,6. Manau, šiandien pakeitėm taktiką iš esmės, nes kaip važiavom vakar, pagal rezultatus matosi, kad nepasiteisino, tai šiandien važiavom kardinaliai kitaip. Į rezultatus dedam daug vilčių. Paskutinę atkarpą per kalną sugebėjom pravažiuoti su 3,8 litro kuro. Buvo galima pasirinkti net kelis kelius, kuriais buvo galima važiuoti. Kurį pasirinkote jūs ir kodėl? Rinkomės, taip sakykime, ilgesnį variantą, nes pastebėjome, kad prieš tai važiavusios tuo keliu važiavę Estai, Latvijai sunaudojo lygiai tiek pat degalų, kiek tie, kurie važiavo trumpesniu keliu. Ir, žiūrėsim, aišku, vakare matysim, kaip kas yra, bet tai iš principo mums patiems objektyviai vertinant savo šiandienos rezultatą, tai jis, nėra blogas, neturėtų būti, aš manau. Vakar irgi atrodo važiavome gerai, viskas gerai buvo, bet vakare atvažiavom ir sužinojom, kad visai nieko gero ir mus čia skriaudžia beveik kas netingi, tai taip esam nusiteikę tam, kad vėl būsime kokiai 5. vietoje ir kitiems bus pasisekę dar geriau. Bet vilties neprarandat? Niekada neprarandam.